Eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Šiandien kalbėsime apie miškų inventorizaciją. Taigi, valstybinės miškų inventorizacijos objektas yra visi Lietuvos miškai. Mano pašnekovas valstybinės miškų tarnybos miškotvarkos skyriaus vedėjas Leandras Deltuva. Kas yra miškų inventorizacija? Tai yra kompleksas darbų skirtų nustatyti miško išteklius, jų kokybę, surinkti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. Ir reikėtų paminėti, kad yra dvi pagrindinis miškų inventorizacijos rūšys. Tai yra nacionalinė miškų inventorizacija, tai vykdoma atrankos metodų ir yra skirta strateginiam miškų sektoriaus planavimui valstybės lygmeniu. Ir yra miško sklypų inventorizacija, skirta miško išteklių kiekybiniams ir kokybiniams rodikliams bei jų pokyčiams įvertinti taksacinio sklypo lygiu. Ji yra atliekama miško ūkiui organizuoti miško žemėje ir yra skirta miškotvarkos projektams rengti bei Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui sudaryti. O kaip skirstomi miškų inventorizacijos objektai? Iš principo, miškų inventorizacijos objektas tai yra miško valda, valstybinė arba privati. Ir taip pat gali būti inventorizacijos objektas ir privačioje miško žemės valdoje įregistruota miško žemė. Kai yra, sakysim, žemės ūkio paskirtis, bet yra miško naudmena, tai tokios miško naudmenos taip pat yra inventorizuojamos sklypinės inventorizacijos metu, taip pat ir nacionalinės inventorizacijos metu, nustatant vidutinius rodiklius arba vertinant miškų būklę. Kas atlieka miškų inventorizaciją? Tas atlikimas dviem būdais galimas. Viena rūšis tai yra valstybinė inventorizacija, kurios metu yra inventorizuojami ir valstybinėse valdose ir privačiose valdose esanti miško žemė, ir inventorizacijos paslaugų tiekėjas yra nustatomas viešųjų pirkimų įstatymų nustatyta tvarka. Ir kitas būdas tai, kai valdos savininkas ar valdytojas gali pats užsisakyti inventorizaciją, jeigu jam reikia patikslinti inventorizacijos duomenis, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, tada jisai gali kreiptis į miškotvarkos projektų rengėjus, turinčius teisę atlikti inventorizaciją. O savininkui yra būtina padaryti miško inventorizaciją, ar tik tai jo toksai noras gali būti? Šiuo metu valstybinės inventorizacijos metu inventorizuojama tiek valstybinė, tiek privati. Bet privataus sklypo savininkas, privačios valdos savininkas, jeigu jis nori, kad jam būtų parengtas jo valdai miškotvarkos projektas, paprastai užsako tą inventorizaciją kartu su projekto parengimu, kadangi rengiant projektą, ta inventorizacija yra detalesnė negu valstybinė. O kur naudojami miškų inventorizacijos duomenys? Inventorizacijos duomenys naudojami miškotvarkos projektams rengti ir taip pat Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui sudaryti. O kadastro duomenys po to jau naudojami labai daugelį sričių. Gal paminėtumėt kelias? Nustatyti sklypų vertai, įvertint miško žemės, sakysim, buvimą, kiekybinės, kokybinės charakteristikas, kurios reikalingos atliekant įvairius projektavimo darbus, miško žemę verčiant kitomis naudmenomis, taip pat, sakysim, nustatant miško naudojimo apribojimus, vertinama ir suteikiama miškų grupė ir pagal tai yra nustatoma, ką savininkas gali tam miške daryti, kokią ūkinę veiklą vykdyti. O kada Lietuvoje buvo pradėta atlikti miškų inventorizaciją? Remiantis rašytiniais šaltiniais, pirmą kartą inventorizacijos užuomazgos buvo 1559 metais. Tai didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto pavedimu Bogovo seniūnas Grigorijus Valavičius atliko didžiojo kunigaikščio girių ir žvėrių perėjų aprašymą. Toliau sekė tos inventorizacijos tokios, galima sakyti, fragmentiškos. Tam tikrose giriuose, tam tikrose miškuose ir reguliari miškų inventorizacija prasidėjo tik tai 1922 metais Lietuvos Respublikoje. Reikėtų pažymėti, kad iki 1937 metų buvo inventorizuoti visi valstybiniai miškai ir 1938 metais buvo pradėta pakartotinė inventorizacija jau kartą inventorizuotų miškų. Dabar inventorizacija vyksta periodiškai, praktiškai turbūt kas 10 metų įvertina jo būklę. Ačiū už pokalbį.
Rubrika parengta bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija.